Ačiū labai, gerbiami kolegos. Na, iš tikrųjų verkia Lietuvos miškas, klausydamas, kaip Valius Ąžuolas, tokia garbinga pavardė, iš principo tampa rusiškų dūbų. Labai gaila, kad taip yra. Gaila, kad mes turim tokių politikų Seime. Nu, bet ką, demokratija. Mėlyje, aš tik priminsiu vieną paprastą dalyką. Šito įstatymo projektu mes viena vertus ir saugom miškus Lietuvos, kas yra labai svarbu mūsų žmonėm. Kita vertus, tai derinam su mūsų gynybos poreikiais. Tai yra kompleksinės kontrmobilumo strategijos patvirtintos praeitais metais sudėtinė dalis. Tai yra, aišku, minos, įvairių tipų minos, prieš transportinės, prieš tankinės, po to galbūt ir prieš pėstinės, kai išeisim iš Otavos konvencijos, fortifikacijos priemonės, miškai, prieš tankinė grėviai. Visa tai yra sistema. Jie galima pildyti ir tikiu, gal ir papildysim. Tai šią prasme tikrai ačiū komitetui, kuris nepaliko to įstatymo projekto, neįdėjų stalčių, jį prikėlė, jį patobulino, žinau, galima gal geriau, bet padarėm, kaip padarėm ir judam į priekį, todėl raginu pritart, nes tai yra ne tik miškų saugojimas, gerbiamas Ąžuolai, bet tai yra ir mūsų gynyba. Ačiū. Ačiū. Dėl vedimo tvarkos Viktoras Pranckietis. Tikrai dėl vedimo tvarkos, gerbiami kolegos, kada imama tyčiotis iš pavardžių, kalbant apie Ąžuolo pavardę šiuo atveju, išverčiant ją į rusų kalbą, aš norėčiau pasiūlyti išsiversti kaščiumstvą iš rusų kalbos į lietuvių. Ačiū.